šią kandidatūrą. Thank you, Madam President. First of all, I'd like to express my Ačiū pirmininkė. Noriu išreikšti didžiulę pagarbą visiems žmogaus teisų pilietinių laisvių gynėjams. Ir dar viena pastaba. Labai džiaugiuosi, kad išgyvenau iki šios dienos, kai paminėtos Sergejaus Kovaliovo ir Olego Orlovo pavardės. Iš tikrųjų, tai žmonės, kurie buvo šalia Sakharovo visuomet ir vis tik tai frakcijos vardu man teko garbė pristatyti mūsų frakcijos pasirinkimą. Iš tikrųjų, teisingai laimėjusią kandidatūrą balsuojant, turėjome 10 kandidatūrų, buvo balsuojama elektroniniu būdu per internetą ir ALDE frakcija pasirinko kaip ir pagrindinę kandidatūrą siūlomą daktarą Denis Mukwege. F. Ensler, vaginos monologo autorė, apibūdina labai gražiai ir aš pacituosiu. Konge kasmet žiauriai išprievartaujama 10 000 moterų. Jų sužalotų kūnus ir sielas gydo daktaras Denis Mukwege. Citatos pabaiga. Ginekologas daktaras Denis Mukwege yra Panzi ligoninės Bukavų mieste Kongo Demokratinėje Respublikoje įsteigėjas ir vadovas. Jis visą savo gyvenimą pašventė tam, kad padėtų 10 000 Kongo moterų ir merginų tapusių grupinių išprievartavimo lytinės prievartos aukomis. Nuo 89 metų jis atliko rekonstrukcinės chirurginės operacijas daugiau kaip 21 000 moterų ir mergaičių, kai kurioms net kelis kartus. Tačiau vis sunkiau ir sunkiau darosi dirbti, našta vis didesnė. Tad daktaras Mukwege apmoko seseles, akušerius, gydytojus ir Adis Abebos ligonėje, Fistula ligonėje taip pat. 2008-2009 metais daktarui Denisui Mukwegei už atliktą darbą skirta įvairių apdovanojimų Kongo Demokratinėje Respublikoje. 2008 metais Jungtinių tautų žmogaus teisų premija, 2008 metais Olafo Palmės premija už išskirtinius nuopelnus taikai, Nigerijos laikraštis Daily Trust 2008 metais jį išrinko metų afrikiečių. Kas yra labai svarbu čia yra tai, kad Denis Mukwege atkreipė viso pasaulio dėmesį į tai, kas vyksta Kongo Demokratinėje Respublikoje rytuose, kas yra vadinama lytinės prievartos epidemija. Čia iš tikrųjų regiono draskomo, regiono kovotojai naudoja organizuotą prievartą prieš moteris ir mergaitės, kad įbaugintų ir išvarytų civilius vietos gyventojus. ALDE frakcija iškėlė tikrai ryškaus humanisto, žmogaus teisų gynėjo daktaro kandidatūrą, Denis Mukwegės kandidatūrą, taigi man tikrai yra didžiulė garbė pristatyti šią kandidatūrą, aš kviečiu visus kolegas ją palaikyti. Olemme nyt kuulleet siis tohtori Denis Mukwegen esittelyn ja seuraavaksi